Krepšinio sirgaliai ir žmonės neabejingi Kauno Žalgiriui jau pervedė klubui pinigų 150 000 litų. Jie šią savaitę įsigijo specialiai išleistus sertifikatus. Ant išnykimo slenksčio atsidūrusi komanda neabejingiesiems krepšiniui šiandien surengė padėką. Specialaus dėmesio sulaukė visi, kurie įsigijo 3 ir 500 tūkstančio, 3 ir 5 tūkstančių litų paramos sertifikatus. Bene daugiausiai ovacijų sulaukė komandos gerbėjų klubas Žalioji Mirtis, įsigiję sertifikatą už maksimaliai galimą sumą. Kiek laiko bus prekiaujama šiais sertifikatais, Kauno Žalgirio klubas negali įvardinti. Tačiau daugelis supranta, kad milijonus siekiančių skolų skylių jais užkamšyti nepavyks. Milijoninis klubo skolų šleifas tęsiasi nuo 2007-ųjų. Žalgirio sąskaitas tuština delspinigiai ir procentinės paskolos. Klubo direktorius Paulius Motiejūnas prieš kelias dienas Kauno tarybai atskleidė, kad per mėnesį komandos išlaidos siekia 1,5 milijono litų. Todėl vis dar nežinia, ar ekipai pavyks išsitraukti baltą popieriaus lapą. Žalgiris sirgaliams padovanojo ir pergalę. Čempionų titulą ginantis kauniečiai namuose 91-64 sutriuškino Tartu Rock komandą, žengiančią 6. vietoje. Estijos čempionų marškinėlius vilkintis Tanuka Birdas grįžo į Kauno sporto halę, kurioje 5 metus buvo garbinamas. Tačiau su nauja savo komanda amerikietis išsivežti pergalės neįstengė. Kauno klubą į pergalę vedė kapitonas Paulius Jankūnas, surinkęs 20 taškų ir atkovojęs 11 kamuolių. Tartu klubui Birdas įmetė 16 taškų ir atkovojo 10 kamuolių. Žalgiriečiams Baltijos krepšinio lygoje liko sužaisti vienerias rungtynes, todėl jie nėra saugus, kad liks antroje vietoje ir išsikovos tiesioginį patekimą į finalo ketverto kovas. Reporteris Edgaras Maslauskas, Kaunas.